Sveiki atvykę į Minecrafto video. Šiandien mes, tiksliau aš, statysiu mokyklą. O kodėl statau savo mokyklą? Ne savo mokyklą, bet mokyklą statau kodėl. Tai aš dalyvauju Red Fox Scout konkurse, kur gali gauti žmogus, kuris geriausiai pastatė savo svajonių mokyklą, Red Fox Scout serverį 2 savaitėm, man rodos, Enebos dovanų kuponų, tai visai neblogi prizai. Tai vakar prasidėjo tas konkursas, rugsėjo 1 vakar buvo, filmuoju rugsėjo 2. Tai aš turiu laisvo laiko, tai vakar aš pastačiau va tokį daiktą, kurį matote dabar už nugaros. Ir dabar žaidžiame su Labukas Pro. Tam reikia parašyti, kad aš dabar filmuoju video. Aš dabar filmuoju video. Va, galime pažiūrėti jo mokyklą, ką jis gerą pastatė. Gal šadanglą pasiėmu, nuėjimu iš inventoriaus. Einame pažiūrėti, ką jis pastatė. Tai... Va, matome šičia, jisai pastatė va tokį daiktą. Matome mokytojų kambarys Red Fox'ui pirmenybė. Va, tokį mokytojų kambarį pastatė jisai. Va šičia belia kaip tamsu. O šičia yra informatikos kabinetas. Matome, kad jis čia stato tikriausiai klaviatūrą. Norėčiau tokį mokykloje, kad jis čia nori būtų. Bet... Palaukit. Galėtume atspauninti Red Fox ir su Leeds prisijungti prie stalo. Ačiū. Gerai, pradėsiu mėgti lietuvių, bet jeigu tu būsi mokytojas, nemėgstu lietuvių, bet nesakyk Red Fox'ui. Čia dabar Red Fox. Čia lapė. O čia yra matematikos kabina, kurį veda Petras Dovydaitis. Štai fizinio klasė. Jisai pirmas statė fizinio klasę, atsimenu vakar. O taip mes su dar vienu žaidėjum pamanėm, kad čia yra kalėjimas. Jisai sakė tas pats. Mes tiesiog su to žaidėju manėme, kad čia yra tiesiog kalėjimas stalai. Bet kai pamatėm, kad jisai stato dar kitus dalykus, tai jisai parašė į chatą, kad jisai mano, kad čia tiesiog kalėjimas su salom. Bet jo, čia jisai stato mokyklą, kur iš šono atrodo tikrai kaip kalėjimas. Va, matome va tokius rūmus. Šitas jau 100% laimės. Bet kad jam nesisektų, žinot, ką aš padarysiu. Plot rate 1. Nes aš nenoriu, kad jisai laimėtų. Man vis tiek Red Fox Scout komisija išrinks jį. Nes matot, koks čia milžiniškas statinys. O čia matome tą draugelį. Biblioteka, skaitykla. O čia biblioteka tokia mini. Čia buvo lapinas. Čia nebuvo. O čia kompiuteris. Einame toliau, valgykla, lietuvių kalba ir literatūra, matkė, tualetas visiems. Ką aš padarysiu jam dabar? Aš dabar
prišiksiu. Į jo tualetą belė kiek. Nu, bent jau seka dabar. Nes aš tikrai nesiruošiu čia sėdėti ir mėtyti šitus. Gerai, dabar einame statyti. Ir aš jums papasakosiu šito video. Nu, ką mes turime per šito video padaryti. Tai turime pabaigti šitus takelius aplink stadioną. Turime pridėti suoliukų, kur būtų įmanoma, bet šitą galime nedėti. Šitą išgriauti. Nu jo. Va, matome, šičia mokykla mano, šičia, nu, jo, biblioteka. Šičia ateiname ir iškart kompiuteriai, nežinau, bibliotekai būna tie kompiuteriai. Šičia būkite tylius ir gausi like mygtuką. Ir šičia akivaizdžiai yra laiko emodžis. Šičia biblioteka iš kitos pusės, o šičia įdėsim grindis, o šičia laiptai į antrą aukštą. Ir norėsiu dar paminėti, kad dar antrą aukštą per šitą video norėtumėm pradėti grindis. Čia liftas. Iš čia sako, liftas prižiūrimas vaizdo kameromis. Čia ir grindis įdėsim. O šičia, matome, šičia bus direktoriaus kabinetas. Reikia per šitą video padaryti dar grindis. Ir dar reikės pirmą aukštą užbaigti. Kaip matote, šitai atrodo iš viršaus. Ir jūs, aišku, vėl pasakysiu, matote. Tai jūs dabar matote mėlyną ir raudoną. Tai čia bus vyrų tualetas, vyrų, o čia bus moterų. Tai dabar galime pradėti statyti. Visa šito video esmė. Okay, statom. Ir jeigu kažkaip pavyks man padaryti, tai Red Fox Cloud YouTube kanalą matysite video pabaigoj. O dabar mes statome. Jums dabar bus greita ištrauka iš video, kol statau, nes aš nesiruošiu čia jūs sėdėti ir žiūrėti, kaip aš statau mokyklą. Nufilmavai video, dar tik filmuoju. Gerai, statom. Nu, hebra pabaigiau. Nu, dar nepabaigiau, bet tai pabaigsim. Ir aš paklausiu, mes chatinam per tą laiką. Ir dabar per chatą paklausiu, ir jisai nori patekti į video. Jisai sako, nežinau. Kodėlgi ne? Ateinu pas tave. Jau jums rodžiau, kaip jo mokykla atrodo. Netyčia išmečiau iPaiką. Jo mokykla.
kuri tikrai nepanaši į kalėjimą, įėjimas ir kur jisai yra. Jisai va čia. Patekai į video. Kodėl jisai šitą pastatė? Kodėl pastatė šitą? Kam šito pastatė? Ką aš žadėjau? Ai, nebent čia taip. Patekai į video, jis parašė. O ką jis čia daro? Ar aš tiesiog per senas? Ar tiesiog nesuprantu, ką jis čia daro. Ai, tikriausiai jisai... Ai, jau supratau, kodėl jisai šitaip daro. Kažkaip reikia klaviatūros įkalinti. Bet blemba visai klaviatūros neblogai atrodo. Jie tiesiog mėgausis kompiuteriais, o pro vaizdą... Pro lango vaizdą matysis sakuros ir švyturys. Ir vanduo. Romantiška. Aš dar būtų prikolas parašyti į chatą. Jie naudosis kompiuteriu ir žiūrės pro langą romantišku vaizdu. Parašau jam į chatą ir parašau, jei naudosis kompiuteriu ir žiūrėt pro langą romantišku vaizdu. Palauk, ką aš parašau? Nu, ką gali ir man tokį prikolą padaryti. Nes norėčiau. Žinau, bet visai neblogai. Pridėtų Red Fox Cloud. Serverio savininkas balų šitam žmogui. Va, einame. Čia va, Red Fox Cloudai pirmenybė sako. Nu, veikat bus paslėpta kažkur. Čia valgykla. Okay. Ir noriu paminėti, kad Red Fox Cloud manęs nerbė. Aš tiesiog filmuoju video for fun ir jums parodyti mano mokyklą ir kaip aš ją statau. Tikiuosi įsirašys šitas video. Šešios taisyklės. Tegu išgriaunu, nes vis tiek neįdomus tos taisyklės. Oi, nu gal tualeto grindis dėt. Bet kokios grindys bus tualeto? Gal tokios visai neblogos grindys. Šeideriai šiai tiesiog šitaip atrodo. O kaip atrodytų, jeigu išjungčiau šeiderius? Va čia pamatysit pakeitimus. Žiūrėkit su šeideriais. Nu, su šeideriais taip, žinot, atrodo tamsiau. Mokykla. Bet vis tiek apšviečia. Įsijungiam šeiderius dabar. Ir toliau statysim. Nuo manęs gavai prenumeratą. Ačiū. Ir reikia, žinot, tą širdelės emodžį įmest. Ok, ačiū. Nu, einu patikrint. Aš patikrint. Ar aš gavau tą subscribe mygtuką ar ne. Aha, matau, kad Knygolis žaidžia Grova Garden. O aš gavau. Jo, gavau. Nice. Tikriausiai žinau, ką žiūrėsiu. Tai
pabaiksiu filmuot. Nes, kai matėt, kai chatinau, sakiau, kad aš žadu filmuoti kitą dieną, negu kad aš filmuoju. Bet vis tiek, kai turėsiu laiko, aš montuosiu ir šitą video. Arba su mokslais dar pagerinsiu. Bet šiaip žadu rytoj. Ir kodėl čia skylė? Va, obuolio. Va, dedam, statom mokyklą. Vaikų kalėjimą, galima sakyti, statom. Gerai, stogas bus kokios spalvos. Ok. Kaip ir visi. Davai, padarysiu tokias spalvas kaip ir šitie. Iš tos medienos. Ar mėlyna derintis iš toj pusėje, o ten raudonas stogas. Bet gal vis tiek. Įdėsiu šitą stogą, kaip po to pakeisim. Jeigu bus labai blogai. Aš tikrai nelaimėsiu, bet Red Foxtrot norėčiau. O Enembos, o 2 kortelės vis tiek. Tai kartais prireikia kompiuterį nusipirkti visokias dalis. Pavyzdžiui, ramus. Tai bet dažniausiai perkam visokius ramus iš Enembos. Tai tas... O tai kot... Tai gautumėm... Tai nusipirktumėm pigiau visokius ramus arba panašus dalius. Arba tiesiog Red Fox gautų komandą, noriu pradžiuginti visus moksleivius su mokykla. Kad vis tiek būtų mokykla geras daiktas. O ne blogas. Va, instaliuojam šviesas. Visur. O čia gerai apsišviečia, kai aš išjungčiau šeiderius. Išjungiu šeiderius. Gerai gautųsi, ar ne? Normaliai. Jeigu turėčiau nematomų tos light blokus, tai čia apšviečiančių, kad visas kambarys tiesiog švietėtų. Vis tiek neblogai įsijungiu gal šeiderius. Nes jau pradėjau video su šeideriais, taip ir pabaigsiu video su šeideriais. Noriu pasakyčiau prikolą, aš jau filmuoju 20 minučių. Aš jau filmuoju. Ne. Ok. Vis tiek chatas čia yra smagus dalykas. Jis įrašo nice. Čia padedam. Lampas! Čia lampas, o tie Redstone lampos. What? Ne lampos, bet lempos. Šitas sakinys turi logikos. Dedam kiekvienai pusėje sverti, kad būtų vis kuo gražiau, tuo ir smagiau atrodo. Gal dabar einame, sustojam dabar statyti mokyklą ir pabaigiam šitą stadioną. Dar norėčiau tuo pačiu metu apšviesinti viską. Bet bus kaip yra. Gal apšviesinsim. Pažiūrėsim.
Pabaigiau jau statyti vištas aplink stadiono grindis, galima sakyti. Aš manyčiau, su apšvietimu už kadro padarysiu viską. Dabar reikia sienas uždengti. Gal visai būtų nieko čia pastatyti kažkokią klasę. Arba kažką bent jau, kažkokį kambarėlį. O kas dar būna mokykloje? Valgykla būna mokykloje. Norėjau sakyti valgykla, bet net tas žodis susimaišė. Konkursas redfoxcraft.com. Galėčiau, jūs matėte ant ekrano nuorodą, ten pasiskaitykite visokias taisyklės ir tenai rasti serverio IP adresą Minecraft'o, veiks tik per džabą, veiks naujausios versijos 1.21.8 ir kaip kartoju, aš taip žiūriu tiesiog for fun. Šitas serveris tiesiog manis nerime. Ir parodysiu jums vieną dalyką. Ateinat į spawną, susirandant mano bazę, mano mokyklą ir padarote ir rašote pas tokią komandą, kur aš jums dabar parašysiu, kai būsite mano mokyklai, mano mokyklos plote. Rašykite plot, lit ir 10. Ir labai prisidėsite mano karjerai. Dabar tiesiog aš taip satom ir bus matyti, kas čia bus. Biblioteka šviečia, aš jau manau, kad čia kažkoks nikas, nes matome, kad mes esame su Labook Pro. O tas nikas šiek tiek man primena į Labubu. Ir aš girdėjau, kad šitam serveryje, jeigu pastatai kažką, bet jeigu pastatai kažką be mokyklos, tai jūsų tiesiog ale mokykla bus nugriauta. Pavyzdžiui, pastatysite kalimą, tai jūsų kalimas bus nugriautas. Jeigu tiesiog bus per daug blokų, tai su /fill komanda. Tai matyt.
Gerai, gal jau šitas video pasibaigs. Nes jau filmuotum 2 minutės. Čia tiesiog per šitą video sugaišote savo gyvenimo minučių, bet labai dėkoju, kad išvis žiūrite mano video. Tai prisiekiu, sekantis epizodas iš šito serverio bus įdomesnis. Tai aš tam pasakyti, jeigu norite daugiau, kad būtų daugiau serijų iš šito serverio, paspauskite mygtuką like. Ir jeigu norite pamatyti panašaus turinio ir netgi įdomesnio kartais ir ne visada, tai paspauskite mygtuką prenumeruoti. Ir prašyčiau pabendinti mano visą kanalą arba video kelis savo draugams, kad man tai labai padeda. Tai susitinkame šitame serveryje. Arba išduosiu vieną paslaptį, aš vakar nufilmavau, kai reaguoju į K-popų